Duomenų bazės lituanistika siekiamybė yra atviroji prieiga. Ir porą skaidrių apie patį projektą ir apie duomenų bazę. Prieš metus jau beveik Lietuvos mokslo taryba ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl šito testinio projekto vykdymo. Projektas ir duomenų bazė yra kuriami nuo 2006 metų. Kaip matote, vykdytojas yra Lietuvos mokslo taryba ir jos partneriai yra Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija ir projektas, kaip matote, truks iki 2014 metų. Duomenų bazės objektas yra humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, o jų objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos, raida ir dabartis. Projekto tikslas yra tarptautinės mokslinės duomenų bazės lituanistiką plėtoti, o duomenų bazė siekia sukaupti ir skleisti patikrintą kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistinius mokslinius tyrimus. Mes laikome vienu iš svarbiausių duomenų bazės lituanistika kokybės kriterijų, tai visų tekstų sukaupimą ir atvėrimą visuomeniai. Ir tai ir sukaupę šios tekstus ir atvėrę juos suteikiame sąlygas, atviros prieigos sąlygas, tai yra sudaryti nemokamą prieigą prie mokslinės informacijos, be techninių kliūčių ir be techninių kliūčių, taip pat užtikrinti mokslininkų lituanistų publikacijų matomumą, panaudą, citavimą, sudaryti galimybę vartotojams lituanistikos publikacijas skaityti patogiu metu ir patogioje vietoje. Tačiau šis atviros prieigos kontekstas, jisai galimas tik tai, kada pati duomenų bazė yra išvystyta, kokybiška, taigi mes siekiame pirmiausia surinkti išsamią informaciją apie lituanistinius tyrimus Lietuvoje ir pasaulyje, užtikrinti duomenų bazės integralumą tiek viduje, tiek išorėje, jos tarptautiškumą, tai yra rengiame informaciją dviemis kalbomis, lietuvių ir anglų, tarptautiniai auditorijai. Taigi šiame kontekste išvysčius duomenų bazės kokybę, galima bus užtikrinti šitos duomenų bazės integraciją ir tarptautinę mokslinės informacijos erdvę ir atlikti lituanistikos kaip pasaulio žinijos dalies sklaidą. Na, kokiagi statistika? Šiuo metu lituanistikoje yra beveik pusė duomenų bazės publikacijų prieinama laisvai vartotojams. Tai matote, tai eina kalba apie aukštos kokybės mokslinius tyrimus, nes jie yra po ekspertavimo, tai yra apie virš 26 000 ekspertuotų publikacijų, praktiškai 13 000 yra atviri tekstai. Štai šioje skaidrėje matote paieškos rezultatus ir prie įrašų yra tam tikros opcijos, galimybės ir pakankamai nemažai matome viso teksto prieigos galimybių. Spraktelėjus iš karto yra atveriamas visas tekstas. Taip pat kita labai patogi savybė duomenų bazėje būtent užtikrinama irgi atvirų tekstų dėka, tai yra kaip matote, prie publikacijų yra daugiau galimybių ir, pavyzdžiui, naudota literatūra. Duomenų bazėje vedama naudojamos kūriniuose literatūros, taip pat įvedimas į sistemą ir atvėrus naudotos literatūros sąrašą matome aktyvias nuorodas, kuriomis galime patekti į kitus tos duomenų bazės įrašus ir, jeigu yra visas tekstas atviras, atverti visus tekstus. Taigi vartotojams padeda atlikti, patogu jiems surasti informaciją tą pačią temą. Šiuo metu mes rengiame naujas licenzinės sutartis, jas tobuliname. Ir šiuo metu yra sudaryta 14
licencinių sutarčių su institucijomis ir institucijų viduje su 87 redkolegijomis, iš kurių lituanistika ir gauna visus tekstus. Tai yra, skelbia elektroninės versijas lituanistikos duomenų bazėje. Pagal, matote, čia yra fragmentai licencinės sutarties, kurioje teisų turėtojas suteikia lituanistikos duomenų bazės tekstams prieigos sąlygas laisvai prieinamas internete, su sąlyga, kad publikacija yra naudojama mokslo, studijų ir savišvietos tikslais ir būtinai cituojamas šaltinis. Na ir mes be abejo džiaugiamės, kad dauguma universitetų prisideda prie atvirosios lituanistikos prieigos iniciatyvos, pasirašydami licencinės sutartis. O taip pat manome, kad būtent lituanistikos duomenų bazė turėtų būti atviros prieigos duomenų bazė, dėl to, kad tai bazė yra kuriama kaip nacionalinės lituanistikos programos dalis ir joje yra kaupiama informacija apie lituanistikos mokslo tyrimus, apie tautos tapatumą ir jo sklaida tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje ir prieiga ateinančioms kartoms yra labai svarbu. Ačiū.